Mielos merginos, moteris, damos, ačiū, kad žiūrite šį video, ačiū už jūsų prenumeratus ir komentarus. Į asmeninius būrimus, konsultacijos kviečiu kreiptis pagal tuos kontaktus, kuriuos paliksiu pirmame komentare. Taip pat visus kontaktus galite rasti ir aprašyme. O šiandien siūlau tokią įdomią temą apie jį. Ir ši dėlionė tiks toms, kurios ne per seniausiai pradėjo susitikinėti su kažkokiu galbūt nauju kavalieriumi, kurio galbūt nelabai gerai dar pažįstate, nežinote visų jo minčių, tikslų, nesate tikra, ar čia tikrai galima jam juo tikėti ir norite tiesiog daugiau apie tai, apie tą naująjį pažįstamą sužinoti. Tai būtent tokiose situacijose netiks šitą dėlionę. Ir kaip minėjau, jeigu nepamirškite, kad tai yra bendra dėlionė, todėl informacija yra bendra. Jeigu jaučiate, kad nelabai jums tinka, tai kviečiu tada ateiti ir jau išspręsti šį klausimą individualioje konsultacijoje. Taigi, apie jį. Dabar pagalvokite apie tą naują pažįstamą, apie tą vyruką. Vizualizuokite jį ir pradedam. Dabar išdėliosiu visas kortas ir paskiau pakomentuosiu. Gerai. Taigi, pirmoji pozicija atsako į tokį klausimą, ar jis yra aplamai laisvas žmogus, ar jis yra pasiruošęs naujiems santykiams. Ir iškrito korta puokštė. Be abejonės šis žmogus yra pasiruošęs naujiems įspūdžiams, susitikimams, pasimatymams. Jis yra pasiruošęs, žinot, ir duoti komplimentus ir gauti tuos komplimentus. Jis, čia pagal puokštę galima sakyti, kad jis jau kas kart, kai važiuoja pasimatymą su jumis, jis pasipuošia. Jam labai svarbu tas išvaizda, kaip jis atrodo. Tuo pačiu ir jam labai svarbu, kaip ir jūs atrodote. Todėl jis labai kreipia dėmesį į tą vizualą. Ir jeigu mes kalbam, kad jis galimai, kodėl jis pasirinko jūs, kodėl jis parodė savo dėmesį, arba kažkaip parašė jums, arba užkalbino jūs, tai būtent tas pagrindinis, toks pradinis impulsas buvo jūsų išvaizda, kad jam labai patiko, kaip jūs atrodote, galbūt užkabino jūsų aromatas, tai parfumerija, tai čia be abejonės jis yra toks kaip tikrai pasiruošęs eiti į naujus santykius, į naujus įspūdžius. Kokiegi santykiai jam reikalingi? Čia iškrito knyga. Tai, santykiai iš vienos pusės, aišku, galima teikti tokie kaip ir slapti santykiai, kur jis galbūt nepasiruošęs viešai skelbti, jeigu dabar susitikinėjate, kad jis dar nori išlaikyti šitos santykius kaip paslaptyje, tik savo.
gauti daugiau informacijos apie jūs, sužinoti daugiau apie jūs. Ir, kol kas jis nėra pasiruošęs galbūt supažindinti jūs su savo draugais arba artimaisiais. Jis, taip sakant, būtent šitos santykius jis laiko kol kas savo ir nori pasimėgauti, pasmalsauti, sužinoti apie jūs kol kas tokio kaip ir pats vienas savo. Jeigu žiūrite ir tikrai žinote, pavyzdžiui, kad šis vyras, su kuriuo jūs susitikinėjate, galimai yra ar turi šeimą, ar yra įsipareigojęs kitai moteriai, tai be abejonės mes čia kalbame apie tai, kad toks vyras ieško tokios meilužės savo, santykių, apie kuriuos nieks niekada ir neturėtų sužinoti, ir jis čia ieško tokių aistringų susitikimų, gražių momentų, bet tai viskas turi likti paslaptyje. Tai dar toliau pasižiūrėsime, ar tikrai kažkas tame yra ir mes turėtume kažkaip nerimauti, kad šis žmogus būtent turi šeimą. Nes pagal šią kortą jis tikrai yra pasiruošęs santykiams, jis tikrai nori jų. Jo jausmai jums pagal Mėnulį tikrai yra labai didelis potraukis, jis gali labai daug apie jūs galvoti, apie jūs svajoti, galbūt netgi matyti sapnuose, tai tie jausmai, jie yra ir toks be jūsų jam liūdna, kaip minėjau, labai daug galvoja, tai tikrai tame yra. Iš kitos pusės Mėnulis, tai gali būti toks dar neaiškumas viduje, jam liūdna be jūsų, jis galvoja apie jūs, bet jis dar nesupranta, kas čia per jausmai, ar čia jau tikrai ta meilė, ar čia kaip, ir jis viduje jaučiasi toks šiek tiek pasimetęs. Ir aiškiai dar negali suvokti, negali suprasti. Kadangi tai yra tik tais pradžia, tai yra suprantama, laiką reikia, kad išgryninti tuos jausmus, bet tas kažkoks tai vidinis potraukis tikrai yra ir noras, toks prisirišimas netgi prie jūsų, noras tęsti tą bendravimą. Toliau mums ketvirtoji korta Inkaras papasakos būtent, ką jis, būtent kokie yra jo jausmai santykiuose su jumis. Ir čia Inkaras kalba apie tai, kad jis tikrai lygtais metė inkarą tose santykiuose su jumis, padarė tą apsisprendimą, kad dabar aš noriu pabandyti vystyti tuos santykius būtent su jumis. Čia šita korta labai stabili, tai rodo mums, kad nesidairo iš šonos daugiau šitas vyrukas, nesutikęs jūs, jam norisi tų stabilių santykių, jis jaučiasi stabiliai, gerai su jumis. Kaip negatyvas gali būti, kad šito korta rodo tai, kad galbūt santykiuose jūsų yra mažai to judėjimo į priekį, kažkokių tai permainų, to vystymosi jūsų santykiuose gali būti mažoka ir jis jaučia tokį, kad pernelyg didelį tą stabilumą, kad trūksta jam būtent to judėjimo į priekį. Galbūt jūs esate labai atsargi, po truputėlį, ne žingsnis po žingsnio, o jam atrodo, kad tai vystosi santykiai per lėtai. Tai čia gali būti tas irgi kaip minusas, tas Inkaras. Ką jis gali jums pozityvaus duoti, šita pažintis, šitas jūsų naujasis pažįstamas, tai aišku, naujų įspūdžių gali duoti, gali parodyti, jūs galite pamatyti pasaulį jo akimis naujai, kažkokios naujos pažintis, nauji hobiai, nauji pomėgiai, vėl gali, viduje tie nauji jausmai, smalsumas, toks,
prisiminimas, ane, tos laisvės pojūčio, kai aš kaip vaikas, ane, vat, čia labai puikiai ant supinio, tai vat, tas laimės, ane, džiaugsmo, kurį mes visi gerai jaučiame vaikystėje, kuriam nereikia kažkokio tai ypatingo, nežinau, progos ypatingos, mes galime šiaip jaustis laimingi, tai vat, tas žmogus, tie santykiai būtent atneša tą džiaugsmą, ane, džiaugsmo pojūtį, tai tas vat, pozityvumas, toks netgi lengvumas, ane, nėra taip, kad žmogus kažkaip jūs labai nuvargina ar su juo nesmagu, su juo labai smagu, džiaugsminga, smalsu jį pažinti ir tikrai toks nauji vėjai jūsų gyvenime. O negatyvaus, tai ne čia labai įdomi, kad iškrito korta dobilas, šiaip dobilas yra pozityvi korta, bet čia yra negatyvi pozicija, ką negatyvaus būtent gali duoti. Tai galima sakyti, kad šiek tiek toks jis gali būti, ne, toks jo požiūris į santykius toks paviršutiniškas, ne? Tai vat ir dėl to gali kilti tas konfliktas, kur jūs norite po truputėlį pažinti iš lėto, neskubant, ir dėl to jis jaučia, ne, vat, kaip čia buvo inkaras, kad mes, labai nejudam į priekį, o jam norisi ne to lengvumo, to paviršutiniškumo, greičiau viską, lengviau viską daryti. Tai va tas ir gali būti, kad pernelyg jis gali būti toks paviršutiniškas, pernelyg galbūt per paprastai žiūri tam tikrus dalykus, kur jums yra, tokie svarbus ir labai rimti. Galbūt nėra jame tokio rimtumo, mes irgi galime kalbėti čia ir iš tos pusės, kad jis nori tų susitikimų, jūs jam labai patinkate, bet ar tie santykiai, ne, ar tie jo planai yra tokie, ilgai prieki, ne, ar tai tie santykiai apie rimtumą, galbūt šią minutę, ne, kortos rodo galbūt ne, čia labiau apie tokius paviršutiniškus dalykus. Kortos pataria, žvaigždės, ne? Žvaigždės tai yra apie tai be abejonės, apie svajones, apie norus, iš kitos pusės pasitikėti savo tokią nuojautą. Tikrai nebijokite svajoti, bet tuo pačiu žvaigždžių yra daug, ne? Ir nepamirškite, kad šis jūsų naujas pažįstamas, jis yra vienas iš daugelio žvaigždžių, ne? Vienas iš daugelio jūsų galbūt potencialių antrųjų pusių ir tikrai nereikia, taip sakyčiau, labai užsiciklinti arba labai pergyventi, jeigu tie santykiai kažkaip taip vystysis arba jums nepatiks, ne, būtent jo toks paviršutiniškumas. Svajokite, galvokite, vėlgi žvaigždės tai gali būti apie tai, kad jums ši antroji pusė, ne, šis vyrukas atrodo idealus, nes žvaigždė būtent apie tai, kad tai yra kažkas gražaus, idealaus, bet tuo pačiu tolimas, ne, tolimas ir galbūt ne visada jūs galite kalbėti viena kalba. Taip pat žvaigždės tai yra apie komunikaciją, komunikaciją internetą, ne, viešą erdvę. Todėl galbūt čia būtų protinga pasmalsauti, ką jūs galite rasti apie šį vyruką, galbūt internetuose, socialinėje medijoje, patikrinti tam tikrus faktus apie jį, apie tai, kaip jis save prezentuoja. Galbūt irgi būtų neblogai. Ir vėlgi aš čia galvoju apie 3 mėnesių laikotarpį, koksgi yra potencialas jūsų poros, kaip vystysis jūsų santykiai. Iškrito paukščiai korta. Korta paukštė tai yra vis dėlto poros korta, ne? Tai galimai vis dar jūs būsite tą porą, būsite kartu. Paukščiai tai labai tokie analitiniai paukščiai ir
galimai per tuos 3 mėnesius jūs tenksitės vieną kitą pažinti, išnagrinėti, išklausinėti, ne, ir vat, išsiaiškinti, ar mes vienodai matome šį pasaulį, ar mes turime vienodą viziją. Tai vat būtent tokia korta kalba apie tai, kad tai bus 3 mėnesiai, tokių daug komunikacijų, daug vienas kito pažinimo laikotarpis. Linkiu Jums sėkmės, dėkoju, kad pasižiūrėjote iki galo ir labai ačiū Jums už Jūsų reakcijas. Iki pasimatymo.